visai mažai, 90 metų broliai gražiai, 90 metų kelias nuostabus, vėl dainuosime, kai 100 bus. Nu dabar visi už jubiliatą pakeliam. Senhor! Aš norėčiau pasiskolinti iš jūsų. Nu ką? Noriu pasakyti, sulauktume ir 100 metų. Jo. Jau girdėjau. Čia yra buteliukas arba keistas. Gerai. Labai gražiai atrodo. Priimkite nuo manęs, va, ypatingai progai. Va. Nu, sveikatėlės, močiutė. Jūs turite suskaityti. Dabar aš kuris turėtų išsiskirti, kad su mamyte pasidaryti. Žodžiu, daug. Bet kad aš turėčiau pas save. Ai, gerai, gerai. Vien geros tas laimės karalystė yra mintise ir jausmas. Ačiū. Kad aš per žemę čia kažkaip gerai. Gerai, mačiau. Buvo. Na gerai, fotografuoju. Okei. Pažiūrėk, kaip blogai išėjo. Ko? Čia va tada gerai, va tada gerai. Visi ir mūsų daug visa kompanija. Mes labai džiaugiamės šiandieną ir jūs labai gražiai atrodot. Ir ta šventė šiandien tiesiog nuostabi. Ir mes kiekvienas galvom, kad kiekvienam duoti tokią gražią šventę, kad kiekvienas taip gražiai atrodytų, spindėtų ir žydėtų taip kaip jūs. Kad turėtume tuose energijos mažius tai va, norim ir palinkėti, kad ta energija niekada nesibaigtų. Kiekviena akimirka. Džiaukitės vaikais, anūkais, proanūkiais ir būtų laiminga, o svarbiausia, dar į priekį daug metų, aišku, ir sveikatos. Būkit laiminga ir žydėkit, klestėkit tarp mūsų. Su gimtadieniu. Bučkit. Aš pirmas. Čia seneliai. Duogi dovaną. Seneliai viską. Tikrai milijoną laimės. Nu va, mačiut, prašy milijoną, manęs aš tau lygi milijoną ir senelį. Parodyk. Milijonas. Kelytės prie Danieliskas? Ne, aš nufotografuočiau jis tom gėlėm. Man reikia nuotraukas pradžiai. Taip, bet daug gėlių. Kaip? Tu galėsi nepasakyti daug gėlių. Gerai. Ne, dabar Tai gerai, tada jum plauktų. Galiu priimti šitą puokštę. Priimsime šitą puokštę. Ir šitą. Oi, kokios damas gražios. Gerai, kad atėjo, šlamas. Dieve man. Prieš stalą pačią. Gerai. Oi, mano draugės. Alfredutė. Tu mūsų džiaugsmas, tu mūsų mamytė. Viską. Ir aš turiu tokius žodžius pasakyti. Miela mamytė.
kur rasti tokių gėlių, kad su tais žiedais papuoštų visą. Va. Čia va yra dar negerai. Prašau, va čia va yra gėlių, bet reikia daugiau. Ačiū. Dabar tik atiduodu rožės. Duokim pirmą žodį pasakyti jubiliatį. Labai norėjau pasisakyti, trumpai, taip simboliškai. Nekort, kad nelabai kokia, tai aš trumpai labai noriu padėkoti, kad netingėjot, kad laikas sugaišęs atvažiavot, mane pasveikinant. Ir labai laiminga, kad va čia va taip jau mane pagerbė su to jubiliejum. Nu ir ką nemoku pasakyti, ką toliau. Nežinau, ačiū labai visiems. Ir draugam, ir giminėm, ir vienu žodžiu. Miela močiutė, mes norim tave pasveikinti. Prisėsk. Labai mažutė aš kaip atsisėdu. Bet didelė širdis. Didelė širdis. Miela močiutė, rudens lapai tyliai ošia. Lyg senas laikas pasakoja, kaip lapkritį, kai vėjas grojo, į pasaulį atėjai tu, šviesa ir ramuma. Iš kaimo takų smėlėtų, kur javai kvepia medumi, atnešiai meilę, darbą, šilumą, rūpestį ir viską sudėjai mūsų širdis. Tavo žvilgsnį tiek metų saulės, tiek žingsnių gyvenimo kely. O mes šiandien dėkojam tau, kad esi mūsų širdį. Tegul dienos rudeninės būna šviesios, tegul sveikata lyg upė teka, o širdį ramybė, kuri niekad neišsenka. Būk laiminga, mūsų brangi močiutė. Dabar Algytė sakys močiutė. Na, sakyk. Dainiukai negali Dievos sveikinti močiutę. Man pasakė, apkabink močiutę rūdį. Man, bet paprašys, nežino jie, kad močiutės pasiekti negaliu, bet labai myliu. Paprašysiu savo tėčio, kad mane iki močiutės pakylėtų. Dabar Rytė. Kas gera, kas šilta močiutė, kas glaudžia, kas glausto močiutė. Močiutė, tai pasakos ilgos, raudonas augelis ant skliaus, gėlių daigelį sužėlė, mergyčių margi drabužėlį, močiutė, mamytės mama, močiutė namų šiolą. Brangioji saulė, kai iš dangaus žiūrėsi į žemę, pačiai šilčiausias spindulys glaustyt mano mamos galvą, kad ji pajustų, kokia yra man brangi. Sakiau vis darbus. Klajok lyvėjau, kai skrisi nerūpestingai žemės keliais, sutikęs mano mamą pakštelk ją į skruostą, kad atmintų, kaip aš ją bučiuodavau vaikystėje. Gerasis Dieve, saugok tą didį turtą, pavadintą mano vardu, ir būk atidus, kai klausysi jos tylių maldų. Mama, vienintelė, ačiū tau už gero linkinčias mintis, aš kasdien jas randu vakaro tyloje, jos man labai svarbios. Su gimtadieniu. 19.
vis priešai ratus, vis neša į tolius naujus. 90 metų, gailis nemažai, 90 metų, praleikė gražiai, ir prasmingai, ir vaikai laimingai, ir draugai širdingai, visi kartu. 90 metų, tai visai mažai, 90 metų, praleikė gražiai, 90 metų, kelias nuostabus, vėl dainuosime, kai 100 bus. Laimingos širdis, ir didžios ir daugios širdis, nesensta niekas, kai joms neramu. Sveikatos metų sveikatos, sveikatos metų sveikatos, sveikatos metų linkime. Džiaugsmingų metų, džiaugsmingų, džiaugsmingų metų, džiaugsmingų, džiaugsmingų. Sveikatos metų sveikatos, sveikatos metų sveikatos, sveikatos metų linkime. Turtingų metų, turtingų, turtingų metų, turtingų. Triskart valio. Valio! 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 Ilgą reikia vieną, ilgą. Nu, dabar tai kitai galima pakelti taurės. Brangieji, paklausykime vieną minutę su trupučiu. Alfredutė ilgą kelią nuėjai, nors vingiuoti takai, sunkumus nugalėjai. Šiandien šnara žiedai, ėjai, kilai, klupai, nepabūkai audrų. Vėtros buvo nebaisios, nes šeima ėjo kartu. Šiandien krikštauja žaidžia pro anūkėliai svaja, o plaukuose sužybo sidabrinė gija. 90 metų nuvingiavo tolyn, kelias ilgas, slidus, veda vėl pirmyn. Aš norėčiau, kad tavo namų židiny nestiktų šilumos, neužgestų ugnis, kad rūpesčiai tau nepalenktų pečių. Laimės, džiaugsmo, sveikatos, ramybės, Dievo palaimos ir Marijos globos linkiu. Būk sveikas. Ačiū. Nežinojom dar iki vakar. Nežinojai? Aš šiandien kaip tik, aš irgi ne. Tai va, gyvenau gerai, vyrą gerą turėjau, dukras gražias, 2 geras, anūkės 2 geras labai. 3. Anūkės 2. Ai, 2 mes gal kažkur. Proanūkės 3. Tai va laiminga savo šeima. Ir va noriu pasidžiaugti ir ačiū visiems už dalyvavimą, ačiū už mano jūsų pasveikinimą. Manau, vis jau pavalgė šiek tiek, ne? Ir visai algane. Padarykit tokį kaip susipažinimo vakarą biškį pradžiai. Mane biliardas, sakysim, į dešinę. Žinau, prisistatė man tą ponę gražią. Tokį patį vardą turi kaip mano dukra. Į tą pusę pradėkit tada. Atsistoji ponė, pasisaka savo vardą, kas nepažįsti jos susipažinti. Pasisaka savo vardą.
iš kur atvykus ir ką žada jubiliatai per šios metus nuveikti dar iki naujų metų. Mašiną nuplauti, pavyzdžiui, langus nuvalyti, kažką tokio. Arba jūs Esu valdėsite. Raimonda, dešinės rankos dukra, nes vyresnė. Ką dar pasakyti, iš kur iš Panevėžio? Per tuos metus planuoju mačiutę su seneliu išvežti į Egiptą. Į Egiptą. Visam? Bent jau 8 dienom. Jeigu jie sutiks. Orlaivė nebeskrenda čionai, balionai numuša, dabar aš misau. Lauks pavasario, balionas. Esu Dalius. Žmonės. Ne, iš propelių ir įlenda, nusileidžia vis lėkščius. Norėčiau patikėti, kad mane pakvies ir gimtadienį. Reikia jums, kad mane pakviestumėt į Egiptą. Tai važiuosite. Gerai. Nuikėm tau. Mano vardas Tadas, esu Lūkės, gintarės. Irgi kandidatas. Ir ką dar reikėtų pasakyti? Iš kur atvykot? Iš Panevėžio atvyko. Panevėžiekai. Visi iš Panevėžio. Dauguma. Nu, į ką tam gerą nuveiksi jubiliatai. Ne, atvešiu aš į daug žuvies. Pas tai važiuos. Esu Gintarė, Alfredas Anūkė, gyvenu pas močiutę Alfredą. Kiekvieną rytą, kas antrą taisau pusryčius, tai pasižadu taisyti kiekvieną dieną, kiekvieną rytą pusryčius. Nu, kokia čia graži panelė dar yra. Prašom, kaltą kudą. O, jaunuolė, davai. Aš vygantas, trečias kutėlis nuo kompoto. Ką, iš Kauno esu? Iš Kauno esu. Linkiu daug laimės, sveikatos svarbiausia. Mano pirmas žemės pats geriausias. Sveiki, aš Kristupas, to mylimiausias Žento sūnus, irgi iš Kauno. Nežinau, pažadu sulaukti to gimtadienį ir pasveikinsiu to kitų gimtadienį. Aš dabar už mus abidvi kalbėsiu. Šiaip tai Alfreda yra, man konkrečiai tai yra mūsų močiutė vis tiek. Mūsų močiutė, bet šiaip jeigu iš tikrųjų tai, taip lietuviškai, tai yra mano brolio uošvienė. O čia yra, jos abidvi yra uošvienės. Jeigu Alfreda yra Mindaugo uošvienė, tai šita Vanda, mano mamytė, yra Gidos uošvienė. Tai va tokia Anita. Taip, tai va tokie ryšiai. Ką padarysi kitais metais dėl jų? Ką kitais? Labai lauksiu kito jubiliejaus. Nebuvo jubiliejaus, 9-1 irgi švęsti. Norėčiau pažymėti. Kas metai jubiliejus? Aš esu Daiva iš Panevėžio ir man teko kokį 10-metį pažinti ponę Alfredą ir iš tikrųjų labai didžiuojas šitą moterim, nuostabia jos pozityvų į gyvenimą, džiaugsmu ir dar norėčiau ne kartą susitikti. Gal metuose ir ne vieną kartą. Ačiū. Mūsų Stanislovas iš Panevėžio, kaip ir jaunesnysis brolius. Jau linkėjimų buvo labai daug, bet aš pasižadėti noriu, kad nors vieną pensiją padėsiu išleisti. Nestokit, sėdėkit, sėdit. Sakė, kad galiu ir nestoti. Jo. Alfredutė mažutė, mūsų mamytė. Ir labiausia mylim tave, kiek
Kiek bedainavom, tai visą laiką tave gerbėm ir toliau norim sukurti naują ansamblį ir vėl dainuoti. Kaip pasveiks, žinoma. Aš viską savo eilėraštyje viską išsakiau. 6 punkteliai, dar jų maža, galiu dar vieną pasakyti. Jeigu tiek daug rašiau, 2 naktis nemegojau, braukiau ir nesigavo. O dabar, da pasakysiu vieną, bet paskiau nenoriu be eilės. Jau aš daug pasakiau. Sakykite, ir aš sakysiu, bet jau nebesakysiu. Aš padeklamuosiu savo. Ne, tai ką pasižadat, močiutei, lygi naujų metų? Pasižadu. Sakyk, skambinti, Danu, sakyk, skambinti dieną 5 kartus. į 5 kartus vieną dieną skambinti. 5 kartus. Gerai, užšeks. 5 kartus skambinti. Marytė, kaip Dominis sakė, esu iš Panevėžio, Kaziuko draugė. Nu ką, Alfredute, mylėk visus, kurie šalia, ir tuos, kurių nėra. Bet labiausiai mylėk save, būk laiminga, sveika visada. Už tave. Ačiū. Laimės sveikatos. Galima šnekėti reiks. Tai jau laukia. Sunkiai atsistos, bet na jau. Sėdėdavai. Važiuok mane visai susmekos. Labai atsiprašysiu visų. Nešnekorius esu, nemoku šnekėti ten skambių, gražių žodžių. Nu, jeigu jau reikėtų, kad jau gerą lašą paėmės, tada jau kitai būtų, bet dabar tai kur kas ten dar jau iš jų menkiau šnekėjau. Bet humoro išmokti. Visi čia prilinkėjo daug ir visi dar linkės. Jaučiu, kad jie prie to paties prisideda ir aš. Aš dieviškai myliu Kavaliauskų šeimą, dukrą Žentas, kurių, kaip saka, į anūkiukus gėda tiesiog pristavę. Nebet pažįstu, nes vis dėlto ir man jau virš 80. Nebet atsipasigavo. Taip, kad visų tų nesėkmų į šoną palikim. O dar sykį stiprybės, kantrybės, Alfredute, kiek tu padėjai, reiškia tam, kur dar aš jau dalyvau chore, bet vis tiek buvo gera, malonu vis dėlto jausti tokia tvarkinga, tokia visą sutarausminančią, pasakančią, tą tokia vis dėlto tą tokią nuomonę, kiekvieną sykį patarančią. Nu, dabar jau šito aišku nebeik, bet dar ilgai nebeišsiplėsdama, pasakysiu, dar ilgai gyvena. Labai myliu, labai gerbiu. Esu Rasa, visi pažįsta, jau mes senai bendraujam, Alfredą. Ir tiesiog aš džiaugiuosi, kad jūs pažinau, nes kitaip aš nebūčiau tam rate, jeigu jūs nebūtumėt buvę piršliais mūsų. Esu iš Šeduvos, visi žinok. Bet, žodžiu, jūsų tas optimizmas ir kada aš pas jūs atvažiuoju su jumis pasišnekėti, tai visiškai ne 90. Tai visiškai ne apie tą šnekam. Aš galvoju, kai man bus tiek, tai su manim nieks nesusišnekės. Tai aš linkiu ir pažadu, kad dar atvažiuosiu su tais sausainiais pas jumis. Tik jūs laukit, o žinau, ką laukit. O pažadukas kur? Jis su sausainiais Atvažiuosiu sausainį atvežti. A, supratau. Taip. Sausainių atveši, aš kukiumės galiu nupirkti, padarysim barį, bet prižadėjau, aš užfiksavau. Gerai. Kad 15 dieną kitais metais susitinkam pas tave. Kodėl? Neaiškink. Kur? Ne. Kaip man bus ūpas su tuo žmogum, 80 išdėlį per daug iš 65 metai, su juo vargau tiek metų, tai būtinai padarysi barį.
Ai, tai reiškia, anksčiau suspėjai. Rasim geriau, o ne? Jeigu dar gyvensi. Gyvensim, o tai kaip ponė gyventi. Kas dalyko 8 mėnesių. Nu tai taip. va. Esu Eugenijus iš Šeduvos. Ne, Su teta Alfreda susipažinau ne taip senai, kažkokį 60 metų. Tiek vis. Ir labai esu laimingas, kad turiu tatą, turiu tokį dėdę. Ir pasižadu, sakyčiau, gimtadienį sudalyvauti. Ką aš galiu galiu. Taip dalyvauti. Marijus Sunienas iš Panevėžio pasižada, kas liečia kompiuteris, telefonus. Palauk, pasėdėk. aš atsinešiau telefoną. Antaniuk, dabar gali. Sveiki, esu Antanas, anūkės vyras iš Panevėžio. Jau apsimelavai. Iš Senamiesčio kaimo šitas. Dabar iš Senamiesčio kaimo. Panevėžėtis taip pat. Tai va, o pasižadėti, dažniau aplankyti. Sveiki, aš Domantė, anūkė, aš tai iš Senamiesčio kaimo vis dėlto esu. O pasižadu tai padėti išgrinti tos milijonus, kur šiandien visus padovanojom, nes sunku parsinešti. Uošvienė pasižada močiutė pavasarį išganyt medžius. Mindaugas, buvęs panevėžietis, dabar tikras kaimietis. Ir jau ne. Nu ir ką? Nesiskaito, ten skaitas sodybą. Gerai, močiut, nu pasižadėti, stengsiuosi kažkaip padaryti, permušti geriausią žentą jūsų. Bet būčiau geresnis. Aš tau padėsiu permušti. Tik sakė, dvigant geresnis. Gal į Ameriką vežti. Konkurentai. Aš Lyda. Kairioji ranka močiutės pageras. Kadangi esu iš Palūkių kaimo, absoliučiai tam kaime niekas nevyksta. Gali Romas muzikantas tą patvirtinti. Glušina. Bet ką, močiutė, aš tau pasižadu. Aš tau pasižadu. Už tą tavo gerumą, už tą tavo kantrybę, už tą tavo rūpestį. Aš pasižadu niekada daugiau gyvenime. Kaip būda jaunystėje, vaikystėje ir dar kažkada nebemeluoti, nebegudrauti. Pasižadu. Pasižadu įvykdyti tai, ką pasižadu, nes dažnai būna prižadėjai pamiršai. Sako, pažadėjai patiešiai, neištesėjai, negriešiai. Nu ir ką manyti? Abiems tėti. Numylėsiu iki dangaus. Ačiū. Dabar belikom tik mes vyksim, kaip ir prisistatyti. Tai ne. Mes pagorys tai žinom jau dabar, kaip dabar. Muzikantas dar senelis neprisistatė. Nepažadėjo nieko. Nu pasakyk, senelį, ką gerą nuveiksi jubiliatį šitie. Šiemet dar. Stengsis, kad mane išmestų sašonės būdus, tada kapiškai palaikytų kiek. Kodėl turėtų? Ne, tai jis norėjo pasakyti, stengsis būti geresniu. Būsi geras, Toks bajeris. Net muzikantas nesupranta. Nelaiko jo būdoj, nelaiko. Nu, liko mes tu žemaičiai, Ričardas prisistatys, neros apie save sakys, nors ką pasidėsi jubiliatį, Ričardai. Nu ką aš sakysiu, aš močiutę labai myliu, jinai tikrai kaip mano tikra močiutė. Taip, mano irgi tas pats. Sveikatos svarbiausia, sveikatos.
Ačiū. Ir labai norėčiau, kai 100 bus jubiliejus, jeigu rankas nevirpės, dar pafilmuoti. Nu. Nu ir ką aš vienas tada. Šiaip esu vardu Romas, kaime visi vadin Čiukčia, kažkodėl. O esu kilęs iš Mažeikių. Papasakosiu tokią vieną istoriją, kaip tai buvo man Mažeikiuos. Gyvenau bendrabuty, buvo Richardžino Moraveinikų vadinamas. Jo, buvo toks, buvo. Bendrabutis. Dirbu vairuotojų. Viengungis buvau dar. Ir visi aplinkui viengungiai, visam bendrabutį praktiškai viengungiai tokie. Bet vienas namuos turi šuniuką, jis turi kačiuką, trečias papugėlę, ketvirtas žiurkėną kokį. Aš nieko neturiu, pareinikai turnėvis vakarį po darbą, buterbrodą sudarai, pavalgai biškitėlį, kad pažiūri mėgoti. Ir rytoj vėl darbą, vėl buterbrodą, vėl televizorius, mėgoti, nusibodavo šitiklą. Nebegaliu. Nuėjau turgu, nusipirkau papūgą, kalbančią, didelę papūgą, kaip mano višta dabar Kalin kaime. Papūga didelė, narvelis irgi nemažas, pasidėjau virtuvę ant stalą. Papūga tepo vaikštą, nervuojas, nauja vieta, neįprasta čia. Nu, sakau, pakalbėkim dabar, būtų ir dviesi, esam dabar bus linksmiau, kalbant esi. Nevelni, kai to kalbėti, tepu, iš vieną galą į kitą. Pasitaisiau jau buterbrodų, papūgai biš patrūpino, ką palestų, ir vis tiek valgyti nori vargšai, kad nešnek su manim. Dar bandžiau pašnekint, nešnek, nu ir pirmiau einam mėgoti. Ir žinau, žilgai reikia. Ei, kolega! O, sako, žiūrėk, prašneka, sakau. Ką pasakysi, sakau, ateis. Aš dabar galvoju, kad man jau nupirkai, tai gal tą progą padarom taip su sparnu, parodat. Sakau, kad ne, rytoj man užvaira, kur aš tau darysiu, pasukai, ne, iš viso aš mažai geriu. Ką tu mažai geriai, pravėrė iš šaldytuvą 3 puodeliais stovi, nes čia vieną padarom. Nu ką darysi, atnešiau tą vieną, prisirašymus, kau reikia vis tiek. Vieną antrą čierką pasidalinom, trečią ketvirtą, žiūrim, tuščius padaryti. Na jau atnešiau antrą. Žiūrim, irgi ištuštėjo palengva. Trečią mūdėjau kartu nuėjom atsinešėm. Rytoj galva skauda, mūsų net nejautai, turėdavo eit papūsti vandelį. Išvažiavau darbą, atidirbau šiek tiek taip. Vakarį palėjęs papūkai, sakau, dar tu man kart pasakysi, padarant taip su savo to sparną, aš tau atkirpsiu plomsas, kad tu negalėtume parodyti. Papūkai vėl susinervavo, tepo vaikštą iš vieną galą į kitą vaikštą. Vėl reikia, ei kolega, nu ką dar pasakysi. Aš dabar galvoju, nu kam man narvelį tie sparnai reikalingi, gal padarom geriau. Tėvas, svetėlį, kam mums čia tie buteliai, jubilietės reikalingi stalą, padarom, padainuojam, pašokam, vėl padarom, žiūrim, kad rauštai, o neužilgana, kas čia. Padarom. Padarom. Mariu, gal taip nedarys. Tu viskas gerai. Operą geresnį negalėjome turėti. Nu, artėjom prie pabaigos, artėjom biškėjau. Dar bus minutės, duodu. Aš įtariu, kad nuo rytojus tualetinis popierius pabrangs. Berniukas pabaigė savo kūrinius, gyvėnas, kas toliau pabaigė. Gerai, stabdo muziką, eisim pažiūrėti, kas čia įvykę. Nu jau nori pristatyk savo kūrinius dabar, kas čia vadinasi? O pirmas baigiau. Kaip vadinasi? Čia vadina, nereikia man mikrofoną, man atrodo, draugas iš šiuo.
Čia 3 sesės. Dar nesugalvojau, kaip jas gražiau pavadinti, bet šita biški pradėjo šok labai, tai čia toks... Patį drabužę pavadinimą, koks čia drabužis yra? Drabužio pavadinimą? Taip, ne jos. Jo rėmalgė. 3 drabužiai. Marškiniai šitai, kad nežinau. Gerai, niekur dabar nepabėgit, dar pastovėkit čia. Sekantį parėlę. Kaip čia vadinas tas kūrinys? Čia yra, kaip pasakyti, gundytoja. Du žentai ir kas pirmus noriu varžosi. Tai jinai gundytoja vadinasi. Supratau, pasisakiokit, biškį pasirodykit. Nesakiau smarkiai, nukris. Gerai, jūsų kaip vadinasi? Kaip kūrinys vadinasi? Labas rytas, Saulė. Va. Labas rytas, Saulė. Labryt, Saulė, sakė, matai. Gerai, pažiūrim, kaip tas kūno laikos tas reikalas dar pažiūrim. Pajudėkim, pašokam šiek tiek. Gerai, ačiū kūrėjams, ačiū modeliukams, kurie kentėjo šitą visą reikalą. Tuo aš ir dovanų sugalvosiu, iki pamiršau, kad dovanų turiu, nu. Šik papirė dovanų. Tuoj turiu, ne, šik papirė, ne. Šiaip buvo gražus kūrinėlis, padarytas, visiems pabiškų. Kaip jie čia būtų man rengia, žinot. Tam ko jaučiasi dar popierius, turėtų nesijaučiu. Dabar palaikyti. Labas šuo. Kur ponia jubiliatė? Ar matau? Nematau. Jubiliatė, va. Prašom viduriuką. Svetelė aplink sustoja rateliu. Pasiimkite jubiliatę savo porininką. Kartu eikite, būtų ne vieną pati. Reikia palaikyti ir siekti, vienai bus neįdomu šokti. Būkit centras, o mes aplink jumis, gerai? Ratelis. Seneliau. Ratelis, sako, Babutė apsuks. Ačiū. Apsuk? Kaip, į kurią pusę? Nenori apsuks. Tai mes aplink jumis. Gerai, grobis. Gerai, varom. Ar jūs norit tam ateikti? Šiauriai vien saulė tvitoli ir grįžta iš jūros laivai. Jūreiviai merginą žuvėtrą vadina, nes primena paukštį giliai. Tyliai, tau dainuoja žuvėtra balta. Nardai, tu švelniai tartum jūros kurta. Žuvėtra baltoji
sklosti pamiršti lig šiol negaliu. Gal vėjas man tarė, gal tu pakuždėjai, tą pirmąjį kartą myliu. Tyliai tau dainuoja žuvėdra balta. Nardai, tu švelniai tartum jūros kulka. Susiporuojam visi pašokam valiusą. Ir vėl atskubėjo į gimtąjį uostą laivai, kur tu nuostabioji žuvėdra baltoji, pamiršti lig šiol negaliu. Tyliai tau dainuoja žuvėdra balta. Nardai, tu švelniai tartum jūros kulka. Žuvėdra baltoji ir į tolį mylioji, audroj mane moli. Man žuvėdra baltoji ir į tolį mylioji, audroj mane. Despacito, norėčiau pasiekti tokią pasaką apie karalius ir karalienę. Esat girdėję kada nors? Ne! Bet man reikia personažų, aš negaliu vienas čia vaidinti karalių, karalienę, dar nors. Kas gali būti karalius ir karalienė? Karalienė turi. Suminta tikrai. Prašom čia į viduriuką, eikit man. Eime į viduriuką. Karalius išgertų. Karaliai negeria. Karaliai uliavoja. Vadži karalis geras, žiūrėk, marškiniai. Karalienė jau sėskite savo vietas jau. Karalius ir karalienė važiuos į Buotą. Kažkur sakė, 20 metų jubiliejai kažką švenčia. Eina sustabdysiu juos. Kad karalius ir karalienė galėtų važiuoti, reikalinga karieta dar. Kas man bus karieta? Eik čia mano karieta. Gerai, va. Imk gėdė, va. Čia pasėsk, va. Čia. Būsi karieta. Kad karieta kas nors vairuotų, reikalingas vežėjas. Vežėjas sėdi. Prašom, ateit vežėjas kas nors, kas pabūsė. Nu, kad tu biški mažas vežėjas, reikia didesnį vežėją. Va, jaunuolis ateik čia. Tu ką, reikia patraukti į priekį, va. Tu čia vežėjas vairuosi, gali. Vairuoja, ne, už klubų paėmus. Ne. Imk gėdėvo pasidėk čia, vai. Jaučiasi vežėjas. Kad karieta važiuotų, išvysti su vežėju kartu, reikalingi žirgai du. Gali būti mergaitės nesvarbu, berniukai mergaitės nesvarbu. O yra, viena jau yra. A ne, kur čia buvo palauk? Norėjai dalyvauti labai.
Ai, žirgas. Nu gerai, eik į priekį, kad būsi žirgas, gerai? Eik čia. Būsi žirgelis, kumelaitė jauna. Prašom, čia va. Dar reik vieną žirgą. Kas pabūs dar žirgo? Gintarė! Žirgas atėjo, ko nešvengiam? Gerai, kad karalius ir karalienė laimingai galėtų važiuoti, turėdami daug daiktų, jam reikalingas ir liokajus toksai, prižiūrėtais kaip. Aikš liokajus pabūsi, va, pasimtėdė. Kaip yra čia? Liokajus yra. Dar reikalingi 2 lagaminai dideli tokie. Savatukais, peratukų, kad būt nesvarbu. Prašom, porą lagaminų, kas gali pabūti. Vienas lagaminas irgi, va. Prašom, sėdi. Kur dar čemudanas sėdi? O, gerai. Bet toks didelis čemudanas. Tai užteks vieną. Su ratukais tikriausiai, kad didelis toliau. Taip, visi tikriausiai. Žinot savo personalą, kas pavadėtų tamstą? Karalis, žinai, aš čia. Nu, tai karalis. Aš nepamenu, žinau. Vežėjas. Vežėjas, taip, vežėjas. O tu kas? Vežimas. Karieta. O čia kas bus? Žirgai būna, ne? Nu, gerai. Seksiu pasaką, bet kai išgirsit savo personažą, nu tą, ką dabar jūs atliekat, kokį vaidmenį, šokat iš vietos, apibėgat aplink visą tą šaloną, čia į vėl savo vietą. Gerai? Gerai. Skaitom pasaką. Gyveno kartą karalius. Bėgam. Bėgam, paskui liokajus pabėgos. Ta nepavarga. Nesvarbu, karalis turi liokajų. Liokajus gali už mane pabėgti. Jis už save turi išbėgti. Gerą mintį varyk, vakį išbėgėsi. Ne mintį, čia karalius. Atsiprašau. Mindaugas karalius yra. Gyvena karalius ir karalienė, aišku, gyvena. Šokam karalienė, bėgam. Dabar jau liokajų turėtų. Dėl jūsų visą laiką. Vieną gražią dieną jie susiruošė į puotą. Vežėjas pakinkė arklius ir paruošė gražią karietą. Liokajus Karalienė dabar už liokajų. Aš galvoju, kad čemodanas reikia pasidaryti. Liokajus sudėjo karaliaus. Ir karalienės. Sudėjo jisai karalienės daiktus į lagaminus. Čemodanai, bėgam. Taip, bet lagaminai yra nešami arba vežami, jie nebėgioja. Tai redėkit, nesvarbu, koks man skirtas. Eina pasiuosti. Redėkit, antratų. Ką, ne? Čemodanai. Jau prinešioju. Duok rankytę, biškį, kur tu bėgi. Į kitą pusę. Greičiau,
pakabins ant pilvo. Geras lakajus pasitaikė. Gerą galą. Gerą lakajų galą. Šiandien dainuosim lagaminus, ne? Toliau tęsim lagaminus. Ne, tai jau buvo lagaminus, buvo jau padėję. Dar reikia, toliau tęsim žodžius. Toks sakinys yra. Sudėję karalienę tenkusi lagaminus, dabar lagaminus. Varom tolyn. Lagaminai, varom. Bėgam lagaminą, Aš greitai. pats vieni nevaikšto, mus turi vežiot ar panežiot. Bet klausom. Davai, neškime, ką jau čia Antrasis lagamins greičiau. Taip, lagaminus, liokajus. Davai, bėg. Kaip tu svorį nenumėsi? Per mėnesį 20 kilų. Nuneši į karietą. Karietą, bėgi. Mes vietoje. Ir karietą pasidarė pilnutėlė lagaminų. Tas tau jokinga, bandėksi pats. Karaliau. Aha. Karalius. Ir karalienė, aišku. Karalienė, girdėjai. Nu tai jeigu bėgiau už ratų, tada pareikia. Karalius pavyzdės scenos įdėls. Galvoju, kad čia maitinu. Nu, davai. Labai išsipuotiška. Gerai, sėdus, dar pasakyti. Aha. Kaip išklopo? Ai, karalius ir karalienė išėjo iš rūmų ir sėdo į vežėjo Mano. paruoštą karietą. Arkliai mažai daug darbas, mažai darbas. Aha, tiek pavežė. Karalienė. O kas padarytų kitas, suskaičiavo lagaminus. Lagaminus pasiemo karalienė. Karalienė, skaičiuok lagaminus. 900. Gerai, apitėm. Nu, nebebėg nieks, matai visai, nu kur. Ir jis sakė vežėjui. Man. Reikia jaunesnių minutai, seniai padėti. Jis sakė vežėjai raginti arklius. Davai, bėgam, arkliukai. Raginti arklius. Karieta pajudėjo iš vietos. Liokajus vos spėjo užšokti ant taip stalėdamas Liokajus. Karietos kojelės skirtos liokajams stovėti. Karalienė, kiek sumokėjo? Važiavo jie ilgai, kol privažiavo mišką. Miško kelias buvo labai duobėtas ir vingiuotas. Vežėjas paragino arklius O va, bėgam arkliai.
kad greičiau pravažiuotų tamsų ir jūrų mišką. Staiga kažkas trekštelėjo, arkliai pasibaidė. Vežėjas įtempė vadeles. Liokajus stipriau įsikibo. Į karietos rankenėlę. Karalienė. Tik nebelės lagakoj. Nu, pipačka. Nešk greičiau. Tai kaip karalienė Beliokajus. Paplokit, karalieniai. Apkabino karalių. Karalis Lagaminai sujudėjo. Bėga, nesimaivė. Subildėjo. Tuščias lagaminas labiau pavargęs. Vežėjau. Sušuko karalienė. Sušuko karalienė. Miškai būtų kinom lakstytum, kai karalienė. O ne, lakstyčiau. Paplokit, karalieniai. Vežėjau. Stabdyk arklius. Arkliai, davai bėgam. Stabdyk, sakė. Vežėjau. Aš? Arklį pasimsiu, kad... Sušuko ir karalius. Oi, pavarga jau karalius. Vežėjais, karalių pasimsiu. Dabar karalių taip manęs. Bet čia monaras negali dėti karalių. Vežėjau. Aš? Mes pamesim lagaminus. Gerai, kad lokais, tai žiūriu lagaminus. Greičiau važiuokit, mums nusiduoda jau. Ant kratom. Nepatysit pas galvą. Vežėjau. Aš. Šaukė ir Liokajus. Aš toj nukrisiu. Iš karietos. Karieta, bėgam. Vežėjau, važiuok lėčiau. Važiuojam lėčiau, palaukit. Arkliai dar labiau pasibaidė. Karieta susivaro. Lagaminai subildėjo. Karalienė suspygo, o karalius jau piktai suriko. Vežėjau. Aš bėgu už visus. Stabdyk arklius pagaliau. Greičiau, mumelė. Karieta sustojo.
vežėjas, su liokajum, tvarkingai privežė lagaminus ir vežėjas. Aš galiu pasimti lagaminus. Ačiū, Liokajau, aš pasimsiu. Jeigu tau reikia varstyti. Ir vežėjas laiku nuvežė karalių ir karalienę. Nuvežė karalių ir karalienę į puotą, kur visi laimingai šventė 90 metų jubiliejų. Ačiū, kad dalyvavo, tingiai dalyvavo, bet ką padaryti. Karalis labai patingis, lagaminą iš vis. Lagaminą irgi matyt bijo atsidaryti. Karalis kas laimėjo? Kaip vardytas? Kristupėks laimėjo. Ką tu atsisėdai? Sustokit, sustokit, sustokit. Nei aukštaičiai, nei žemaičiai nestoja. Dzūkai, dzūkai. Kristupėlė.
Aš norėčiau, kad naktis žvaigždėtom ir vienodų būtum su manim. Aš norėčiau, kad maniau lydėtų ir vienojim šokio sūkurį. Aš norėčiau, kad mane lydėtų ir dainuojim šokio sūkurį. Švelnus Dievo taurė, juk tu čia niekad nebuvai, bet tu debesis kaip broliai, per dangų plaukiantis laikas. Močiute! Močiute! Ir tavo kūno artima, o man patik metai išlauktų žvelgtis už žyvojų, tai tu iškėlęs esame kartu. Tavo vienoj šimtė daina, mylimaitis atkartos, net ir vakaras ateina, paklausyti tos dainos. Garbanos tavo plaukus, tos pasaulės spinduliai, vakarėčiui palaukiai, susitinka du keliai. Ir tos pasaulės spinduliai, kai susitinka du keliai. Jei nemyli, nenori, nereikia, aš iš meilės numirti galiu. Ir numiręs aš pas tave ateisiu, šaltas kojas pakišiu po dekiu. Ir numiręs aš pas tave ateisiu, šaltas kojas pakišiu po dekiu. Šaunuoliai! Nors nėr tavęs čionai, nors tu toli, noriu papasakot tau vienai, kas manoj širdį. Noriu papasakot tau vienai, kas manoj širdį. Noriu tave susirasti, noriu tave pamatyti, eisim saulėlydžio laukti, eisim aušros pasitikti. Nors nėr tavęs čionai, nors tu toli, noriu papasakot tau vienai, kas manoj širdį. Noriu papasakot tau vienai, kas manoj širdį.
giedame gyvenimą. Ir kilo vis aukščiau. Greičiau biškį. Pušelės lygrūtos siūlavo nuo vėjo ir kilo aukščiau, vis aukščiau. Kai būdavo gera po liepom šakotom nuvargusią galą priglaust ir auštantį rytą sidabro uodelis nubėgs lygi pačio dangaus. Auštantį rytą sidabro uodelis nubėgs lygi pačio dangaus. Ir šiandien tie patys kalneliai ir kloniai, ir šiandien čia geras ramus. Tie patys kalneliai, šilai uogienojai, tik aš nebe tas jau esu. Tie patys kalneliai, šilai uogienojai, tik aš nebe tas jau esu. Pirmas bandymas šioks be sekančių savyjas netobulai. Priimk mane šį vakarą, švelniai mano negaliu, siauroj lovelėj aš guliu. Siauroj lovelėj aš guliu. Čia baisaus, aš atsibaisiu ant viršaus. Nebus naudos, jei tu gulėsi ant kaldros. Jei aš gulėsiu ant kaldros, vienis kotai neliks iš jo. Visi šunys loja, uodegas kilnoja, tik tai jūs ne. Visi šunys loja, uodegas kilnoja, tik tai oi, Zuzana, širdis mano, koks gyvenimas vaikus. Oi, Zuzana, širdis mano, koks gyvenimas vaikus. O šitokios dainos pas tikrelį rušenu, o šitokios dainos pas tikrelį rušenu. Visi garsas matoš, aš kavinės parmačiau. O dabar pasiam. Vada Bagalis. Alfredutė, sako, tostą išgerkim, kaip tą tostą gerim be žodelio. Aš noriu palinkėti tau dar gyvenime daug vilties, daug tikėjimo ir ryžto. Sėkmės kaip saulė didelės.
tai niekas niekada nedrįsta įskaudinti tavo širdies. Tegul šis vakaras atneš tau pilną krepšelį laimės, meilės, daug sveikatos ir pinigų. ir skalsos. O tavo širdelė didelė ir kilni, tegul šis mažas angeliukas globus. Pasidėk tu jį kur nors ir jis tave ryte ir vakare saugos. Bet kokias gražus žodžiai. Gal patareikia? Nu, bet tai kaip žmogus gyvenime vis tiek turi gilų tą jausmą. Žinokit, kaip jinai ją tik pakvietė, tai dienų naktį kūrė, rašė. A jūs, Raselė, ką kūrė? A jūs ką kūrė? Viskas gerai. Ale jūs biški norėt pasiplaukti, man atrodo. Kas aš? Ne, nenorėjau. Nenorėjau. Susimąstai nutylai.
dainuoti. Pradėkit pjauti tortą. Eikit pradėti pjauti tortą. Eikit, mačiau dabar. Eikit tortą. Eikit, nuveskit, mačiau tą tortą pjauti. Va, mačiute, va, čia. Va. Imkite didelį peilį ir prapjaukite šventinį tortą. Piškelį iš kraštelio aš paskui padalinsiu. Vai, kaip šaunu. Drąsiai. Pjaukit, tiesiog pjaukit ir viskas. Pjaukite iš tikrųjų. Na, pat tai viena. Nu, padėsim, mačiut viskas jau gali šaudyti. Drąsiai reikia. Ir jums ačiū. O toliau panukytės valgės. Puiku, puiku.